džiugu pasakyti, kad aš atstovauju vieną progresyviausių Lietuvos institucijų Lietuvoje. Tai tikrai, kalbant apie fintech sritį, ką mes čia darom jau ir diskutuojam valstybės institucijų tarpe praktiškai nuo praeitų metų vidurio, tai žingsnis po žingsnio mes atėjom iki šios dienos ir situacijos, kuomet tiek ministras pirmininkas, tiek finansų ministrė, tiek Lietuvos banko valdybos pirmininkas, jeigu jūs pastebėjot, prieš porą savaičių išėjo bendras jų pranešimas spaudai ir angliškai, ir lietuviškai, pranešantis pasauliui, kad Lietuva vis tik turi ambicijų tapti fintech pramonės lyderė, ne Europoje, bent jau regione. Ir to pasiekoje buvo sukurta darbo grupė, tarp institucinė, tarp kitko visi čia esantis taip pat kviečiami dalyvauti, teikiant komentarus, pastabas dėl ekosistemos, geresnės ekosistemos fintech pramonės plėtrai Lietuvoje sukūrimo. Dabar, kalbant apie tai, kas yra jau nuveikta, tai kaip pamenat ir daugelis turbūt iš jūsų dalyvavo ir mūsų kartu su Lietuvos banku inicijuotose viešose konsultacijose dėl sutelktinio finansavimo. Tai kas dėl sutelktinio finansavimo, tai praeitą mėnesį vyriausybė patvirtino įstatymo projektą, atidavė Seimui ir labai tikimės, kad rudens sesijos metu mūsų įstatymų leidėjas priims įstatymą ir jis įsigalios, kadangi rinkos dalyviai, apskritai visuomenė ir valstybės institucijos labai laukia šito įstatymą. Dabar, kalbant apie kitas fintechinės sritis, tarkim, tarpusavio skolinimosi platformos jau veikia, kreditos susijusių su nekilnojamo turtu projektas yra pateiktas vyriausybei, tame projekte yra dalelė fintecho, taip pat sutelktinio finansavimo, reiškia, nekilnojamo turtu grįsto jame yra. Tai vėlgi tikimės, kad rudenį įstatymų leidėjas taip pat priims šį įstatymo projektą. Dabar, kaip tik praeitą savaitę mes buvom surinkę visas institucijas, kurios galimai būtų suinteresuotas fintech pramonės plėtra Lietuvoje ir diskutavom apie visas sritis ir priemonės, tarkim, administracinės, teisinės, politinės priemonės, kaip pasauliui prisistatyti Lietuvai kaip fintechiniai valstybei. Tai idėjų yra, mes tikrai dirbam su rinkos dalyviais bendradarbiavimo dvasia, žiūrim, ką kitos valstybės daro. Mes šiuo atveju tikrai, šiandien kolegė minėjo, kad IBM šiandien paskelbė, kad Lietuva yra tarp 10 valstybių, reiškia, fintechinių tokių, tai irgi labai džiugu. Tai iš valstybinio sektoriaus pusės tikrai parama yra, mes norim sukurti ekosistemą patrauklę, gerą, trukdžius, kurie sukeltų tam tikras problemas plėtrai šios pramonės, panaikinsim, tačiau žinoma, reikia visą laiką galvoti ir apie vartotojus. Vartotojų apsauga yra, kaip valstybinėm institucijom, valstybėje yra numeris 1. Tai tą subalansuotumą mes tikrai išlaikysim ir tiesiog pabaigai noriu pasakyti, kad mes čia esam tam, kad tokį bendradarbiavimą ir jo dvasią tikrai užtikrinti ir palaikyti. Ačiū. Aš iš tikrųjų dar nenoriu paties paleisti, nes taip aš išgirdau, kad yra daug įstatymų padaryta. Reiškia, yra daug suvaržymų padaryta. Viskas nubrėžtas kelias, kur reikia eiti, žingsnis į kairę šaunu, žingsnis į dešinę irgi šaunu ir eiti ten, žodžiu, inovacijai vietos kaip ir nelabai lieka. Turbūt, žinot, link ko linkiu, nes, tarkim, pavyzdžiui, tokios valstybės kaip Singapūras yra pasakiusios, kad jie sukurs smėlio dėžę.
fintechinėm startupam, ką tai reiškia, kaip aš suprantu, mes jūs smarkiau kontroliuosim ir kol jūs būsit maži, mes jums leisim jūsų žengti, nes galbūt iš to gims inovacija. Ar galime kažko panašaus suprasti? Matot, sandboxas kaip savoka jau tapo tokiu bendriniu žodžiu ir sandboxą kūrė ne tik Singapūras, UK, žiūrėjom į UK patirtį, UK žmonės atvažiavę taip pat su mumis konsultavosi, mes dalyvaujam jų renginiuose, tai sandboxas kaip toks, dabar, tarkim, daugelis valstybių galvoja apie sandboxą, supaprastinimą, palengvinimus visus, tai žinoma, atsakymas taip, ta darbo grupė tarp institucinė, kuri, tarp kitko, mes planuojam pirminius tokius atradimus ir pasiūlymus vyriausybei pateikti spalio 6. Spalio 6 vyks didelė konferencija, tarp kitko šitoje gražioje salėje, kartu su Londono City organizuojam, kartu su Lietuvos banku, finansų ministerija taip pat. Ir joje jau mūsų tikslas yra pristatyti pasiūlymus vyriausybei. Tačiau noriu pabrėžti, kad jeigu pasiūlymai, tarkim, bus orientuoti į kitus metus, o pasiūlymų svarba bus tokia, kad juos reikia mūsų fintech pramoniai priimti greičiau, tai mes taikysime dviejų greičių principą, kurį tikrai įgyvendinsim. Tai tarp tų pasiūlymų yra ir sandboxo sukūrimas, kaip jisai materializuosi, žiūrėsim ir tikrai laukiame visų pasiūlymų atviri diskusijai. Dėkui. Vaidai, aš dabar norėčiau į patį kreiptis, nes turbūt esi vieno iš pirmųjų lietuviškų fintechinių startuolių bendraįkūrėjas, kuris yra jau, brandus startupas, turbūt šiek tiek ir pilotų padaręs, visą kitą, bet tam visam kontekste inovacijos Lietuvoje, dabar esate aktyvus labai ir užsienyje. Kokios išvados? Sveiki visi. Gerbama visi. Labai džiugu būti čia, tai ačiū iš kvietimą. Kai tik pavadina subrendusių startuolių, tai nežinai, ką tai reiškia. Mano žmona visą laiką sako, tai kiek tu čia būsi to startuolio? Nes jeigu oficialiai įmonė įkurta, jau žinau, senokai. Jo, mes pradžioj Lietuvoje bandėm savo idėjas patikrinti, pabandyti, gal kas buvo klientai, kas ne. Daug padarėm klaidų, pakeitimų ir praeitą vasarą nusprendėm, kad galbūt šio to išmokome laikas pasižvalgyti tarptautiniai rinkoje. Aš juokavau per atidarymą Raizo, gavom inovatyviausios Lietuvos įmonės jaunosios apdovanojimą iš prezidentės rankų, tai sakėm, laikas tada jau emigruoti. Tai dabar metai beveik tenai. Jeigu palyginant, be abejo, turbūt natūralu dėl rinkos dydžio esam šiek tiek atsilikę. Jeigu žiūrėti, aš labiau gal žiūriu iš mokėjimų perspektyvos, tai nepaslaptis, kad nors Apple Pay ir Android Pay Londone veikia, Lietuvoje apie tokį dar turbūt, kol jie atkeliau šią dar reiktų palaukti. Be kontaktės kortelės, ten jau uždalintos, kiekvienam žmogui turi savo kišenį, Lietuvoje bankai pradėjo galvoti, gal jau iš šių metų pabaigą pradės ir jums išduoti. Tai natūralu, kad taip žiūrint, esam kažkuria prasme fintech'yje jie tikrai pirmauja, ne veltui Londonas vadinamas buvo iki Brexito fintech sostinė, dabar vis diskutuoja ir neišsikėlė. Tai iš mūsų perspektyvos mes daug ką išbandėm, daug ką pasižiūrėjom čia, matom daug skirtumų, atliepiant, ką sakėt, tikrai nejaučiam jokio didelio valstybės priežiūros stabdymo. Tarkim, esam mokėjimo įstaiga, reguliuojama Lietuvos banko, esam pakankamai maži, tai aš neturiu jokių priekaištų, kad ten mus per daug spaustų reguliuotų ar dar kažką. Taip prižiūri, taip teikiam ataskaitas, bet yra šiokio tokio biurokratijos, kurią reikia turėti, nes atsakingas už žmonių finansus, bet kad kažkokio didelio spaudimo nėra. Natūralu, kai auksim, turbūt galbūt jų atsiras šiek tiek daugiau. Tai aš palaikau, kad toks sandboxas, ar jis oficialus ar neoficialus, tikrai yra ir jeigu kažkas nori kurti kažką, tikrai turbūt gali drąsiai stengtis ir bent jau mūsų atžvilgiu viskas vyksta gerai. Žiūrint į judėjų rinką, tai kaip sakiau, jinai šiek tiek priekyje, todėl žmonių kiekis kitas, todėl mes fokusuojamės tenai, mes bandom vis dar tenai surasti, kur mūsų technologija būtų įdomiau pritaikyta.
ir matom, kad mokėjimų rinka gali būti visai kitokia. Tai nekalbėti nuobodžiai čia labai, tai, tarkim, mes partneriaujam su Raizės, kalbėti su Lloyds banku gan aktyviai, jie vis papasako, kokie faini mes esame jiems draugai ir, tarkim, ta didžiųjų finansinių įstaigų bendradarbiavimas su startuoliais labai aktyviai tenai prasideda. Kaip bankai, kaip ir Darius minėjo, taip Praklajus kūrė aplinkas, kur įtraukia startuolius ir nori iš jų gauti tas idėjas, nes natūralu supranta, kad patys to negali padaryti. Lietuvos bankų, švediškų bankų, nežinau kaip čia reikia teisingai sakyti, tokių kvietimų dar nėra turbūt daug, bet jau po truputį prasideda. Tai aš manau, aš labai džiaugiuosi iniciatyvomis, manau, kad Lietuva visą laiką šiek tiek iš paskos, bet savo energiją mes galim pasivyti, pralenkti ir kuo daugiau mums padės, kaip mažiems bus mums visiems geriau. Vienas komentaras apie mokėjimų srities ir dabar labai daug kalbama apie mokėjimų sritį, žinoma, koncentracija didelė mokėjimų srity, 3 bankai sudaro 90% visos rinkos. Tai noriu pasakyti, kad Lietuvos bankas išėjo su iniciatyva dėl mokėjimų strategijos. Tai iki rugsėjo 30-os, reiškia, teikite pastabas tam dokumentui viešosioms konsultacijom pateiktam. Tai atrasite jame įdomių idėjų, tiek dėl rinkos vertinimo, tiek dėl priemonių, kur mes turėtume judėti su mokėjimo rinka ir kaip didinti konkurenciją ir užtikrinti, kad naujų startuolių vis daugiau atsirastų būtent mokėjimo srityje. Tai aš gal ir pridėsiu, nes buvau susitikęs su Lietuvos banku aptarti tą dokumentą, tai labai džiugu, kai sakoma, yra naujų idėjų, tiesiog mes nuėjom ir sakom, bet žinokit, kad tai, ką mes darom, jau yra kaip ir sekantis žingsnis po to, ką jūsų strategija 2020 parašyta. Tai viskas labai smagu, kad jie priėmė kažkaip labai kaip normaliai pasiūlymą ir sutarimas yra, kad ta strategija bus praplėsta, tai vėl geras požiūris, nes natūralu, ruošiant tos dokumentus, turbūt žiūrima, kas yra šiandien. Bandoma remtis tą informaciją. Tai čia tiesiog pasamprotavimui, jums pamastymui, kas prisimena prekybos centrą, kai nueidavo ir jums paduodavo viską iš už prekystalio. Dar visi yra, aš kai Londone paklausiu, vis mažiau ten žmonių, tokius dalykus prisimena. Kas tada vyko? Tada viską prekystalius pajudino į priekį, pavadino jos kasomis ir sako, jūs viską susirinkit, o tada jau ateikit susimokėti, ne? Tada buvo tokia kaip ir inovacija, šiek tiek tokia pastatė dar automatinės kasas, kad jeigu nenori su žmogum išnekėti vis tiek. Bet tau yra barjeras išeiti iš parduotuvės. Tai kaip mes matom ateitį, tas trečias žingsnis bus, kai nebebus tų barjerų, tu susirinkai savo prekes parduotuvėje, tikriausiai naudodamas įrenginį rankoje, ar tai išmanus telefonas, ar ten kažkokia rankinė, ar dar kažkas, kas ten bebus, tu pats susimokėsi kažkaip, tau net nelabai ten smarkiai galvojant apie tai ir išeisi iš parduotuvės. Tai va, jeigu pamastymui, kas nors naudojasi Uberiu, yra keli. Tai kai išlipat iš taksi, jau nustojat galvoti, kad reikia susimokėti. Dabar Londone yra juokas, kad tie, kurie naudojasi Uberiu, kartais tenka pavažiuoti Black Taxi, tai išlipa iš taksi reikia. Tada vairuotojas jau leidžia iš paskos. Naujas įprotis. Tai aš tikiu, kad po 2025 galbūt Maximo ir Rimi, Lidler ar Norfai, kad paminėti visus, jūs irgi galėsite susirinkti savo prekes, įsidėti krepšelį, tarkim patys susiskanuoti, išeiti pro vartus, geolokacija pagaus, kad jūs išeinat pro duris ir jūs automatiškai sąskaitą tai sumai skanuos ir jums tai nereikės stovėti ir šnekėti su pardavėjo aparatas. Tiesiog kalbu link, kur mokėjimai eina. Be abejo, tai kelia daug diskusijų. Kas nors, žinot, Mr. Tango? Yra žinot. Tai turbūt, kas nežinot, tai jau Mr. Tango leidžia prisijungti prie jūsų banko, bet jūs banko duomenis vedat jų puslapyje. Baisu, ne? O iš kitos pusės, kodėl ne? Kai paduodat raktus kažkam ir sakot, kad pasaugot, kad aš būsiu atostogose, jūs negalvojat, kad žmogus pirmą kartą padarys, tai iššluos jūsų namus. Tai atlinko einam, kad mes einam pasitikėti, nes tie įstaigos, kurios teikia tas paslaugas, yra kontroliuojamos, prižiūrimos ir vis daugiau reikės pasitikėjimo šitą vietą. Bet aišku, kaip turbūt jau daug ką padariau baimio, ne? Na jau Maxima tai tikrai iššluos jūsų sąskaitą iki galo ir tik patikėsit prieigą jiems prie jos. Tai ateina pokyčio laikai, laukite. Kaip suprantu, nežiūrint to, ką mano žmona, bet kol kas esi patenkintas fintech.
sektoriaus startupo pradėjusi. Entuziazmas liejasi per kraštus, bet iš tikrųjų, Tomai, norėčiau dabar gauti tos klausimus. Žmona irgi patenkinta. Tai labai puikus. Iš tikrųjų, aš jau pristatydamas sakiau, kad mes abu iš istoriškai einam visai ne startupų, bet iš kitos pusės iš kompanijų, kurios kažkada irgi yra buvę startupais ir galbūt pakeliui yra praradę startupo dvasią ir dabar visus kalba apie tai, kaip tą startupo dvasią atgauti. Tai turbūt geriausias būdas startupo dvasią atgauti, susikurti aplinkui daug startupų. Žinau, kad čia šitoj minčių irgi turi. Ačiū labai, Mindaugai, aš tai tokį pradžiai prieš atsakant į klausimą labai didelį komplimentą, man atrodo, ką daro Nextory, ką daro Barclayus. Šiandien tas verslo žinių straipsnis, man atrodo, yra labai į temą, Lietuva yra 10 pagal investicijas tenkančias Lietuvai. Ir viena iš sričių, kur Lietuva yra paminėta, būtent yra finansinės technologijos. Ir šiaip, man atrodo, prieš metus niekas apie Vilnių, kaip apie kažkokį finansinių technologijų centrą net tai, kad nekalbėjo, net negalvoja. Tai ką tai reiškia? Kad tai reiškia, kad kelios iniciatyvos, šiaip iniciatyvos su dideliu tikėjimu, jos labai greitai susilaukia dėmesio, jos juda į priekį ir panašu, kad mes labai galime dideliu greičiu ir teisingą kryptimi judėti. Tai man tada prie šito ir prieinant vėlgi apie tą idealią rinkoje situaciją, matyt, kodėl tie dalykai vyksta. Prieš Infobanką, turbūt prieš 3-4 metus niekas tokio žodžio kaip startupas nežino. Šiai dienai... Kas žino, kas yra Infobankas? Tai tokių yra jo, dinozauras, neveikiančio rinkoje įmonių asociacija. Bet kokį turi iššūkį Infobankas? Turim labai aišku 2 iššūkį. Viena tai įmonė sąvoka keičiasi, kas buvo įmonė prieš 10 metų, šiandien gali visai kitaip kaip įmonė atrodyti, ir pas mus jų nėra. Ir yra startupai, kurie yra labai įdomi, visuomenė jų irgi nėra iki pat. Tai todėl mes norime įtraukti juos ir yra atsiradęs startuolių komitetas, kurio tikslas yra ne tik, kad sutraukti startuolius, bet turbūt pagrindinis tikslas yra padėti tradicinėm IT kompanijom atrasti startuolius, o startuoliam atrasti tradicinės IT kompanijas ir žiūrėti, kas toje samplaikoje gali gimti. Ir kas įdomiausia, kad tai daro ne tik Infobankas, tai daro bankai. Man atrodo, ir bankai prieš 3-4 metus, vėlgi šiandien keli žmonės man tai patvirtina, į startupų žiūrėdavo šiek tiek kaip į, fine, turite, pabandykit. Tai man atrodo, šiandien dauguma bankų yra pakankamai atviri kalbėti apie tas idėjas. Šiandien man didžiulis surprizas yra SEP standas čia, kur jie irgi turi pasirodo programą ir konsultuoti, kai pradedančiam verslui padėti. Barclayaus Raizas yra čia iš vis Lietuvai didžiulė sėkmė, kad toks projektas yra Vilniuje. Tai bankam yra įdomu, IT įmonėm veikiančiai toje srityje yra įdomu. Kuo Vilnius dar yra unikalus, kad, vakarė, jeigu turite laiko, skiriate finansų ministerijos atstovus, jeigu buvo Raizą atidarėme ir Lietuvos banko daug atstovų. Šiaip jiems yra irgi įdomu ir jie yra ranka pasiekimi. Čia yra, man atrodo, unikalus Vilniaus išskirtinumas, kad visi žmonės, kurių jums reikia daryti tą verslą Vilniuje, jeigu ne ranka pasiekime, tai bent jau per antrą žmogų tai tikrai visada pasiekime. Tai man atrodo, Vilnius tikrai turi galimybę tapti tokiu dideliu Raizu visas Vilnius, su tokia pačia atmosfera. Ir aš labai asmeniškai kaip ir Fitlechu, mes ir vieto bandome kai kurios dalykus pilotuoti ir bandyti. Nes visi požymiai rodo, kad šiaip yra labai tinkamas laikas ir yra panašu, kad laikas ne tik kalbėti, o ir veikti. Finansų ministerijai siūlyčiau šiek tiek nesijaudinti, nes viešasis sektorius netaps inovacijų šaltinis. Jeigu tai taps toks idealus yra vaizdas, man atrodo, labai svarbu galvoti apie tai, kai tos įmonės žengs pirmus žingsnius, kaip Oracle, Vinted, kitos Lietuvos sėkmės istorijos. Ką turi padaryti valstybė, kad jos ir toliau mėgautųsi dirbdamos iš Vilniaus ar Lietuvos. O kad pirmus žingsnius Vilniui galima daryti, man atrodo, jau yra ideali situacija. Ir sakau, visi apie tai kalba, galvoja, tai tinkamas labai laikas ir čia Nextory ir Barclays žengia prieš akį visą ko, bet man atrodo, ir kiti prisijungs, tai visi
visi, kas turite idėjų, pradėkite daryti. Iš tikrųjų, Infobalto idėjų yra komitetas. Žinau, tikrai, kad labai šviežias dalykas ir tikrai sveikiname, kad po kiek metų, daug metų, kiek Infobaltas egzistuoja, yra, net dabar nepasakysiu, bet tikrai turbūt daugiau, man atrodo, nesvarbu, kiek egzistuoja, bet toks komitetas atsirado. Reiškia, ir tarpe didžiųjų IT kompanijų yra supratimas, kad negalima eiti tuo pačiu keliu. Ir turbūt ar Tomai galės atsakyti, ar Rytis galės atsakyti, nes tokia yra idėja, kad mes turime nemažai kompanijų, kurios kūrė tradicinio bankingo sprendimus. Ne veltui mes pasirinkom ir šiandien kalbėti apie Bitcoiną, nes Barclays turbūt buvo pirmasis major pasaulinis bankas, kuris investavo pinigus į startuolį, kuris dirba Bitcoin technologiją. Ir tai reiškia, kas skaitėt, kas galbūt domėjotės, jis sako, žinot, mes šitą technologiją žiūrime kaip potencialiai ateities bankingo technologiją. Galbūt tai padės transformuoti banką, pasakoja apie Bitcoinus, o gal šitoj srity matai sąsajas, ką Bitcoinai gali padaryti šiandieniam bankui. Aš manau, kad ateityje tikrai didelė tikimybė, kad būtent taip ir bus. Tiesiog ta technologija, aš manau, jinai bus labiau backgrounding. Tai žmonės įsiskaitydami už kavą, jie Bitcoinų nenaudos, jie naudos banko appsą, kuriame mokės eurais, doleriais, pamokėjo ir šiol, siūsdami pinigus viens kitam, bet žmogus sumoka eurais, kažkas kitas instant, kai gavo sienas, ir kad tai jau background'e eina ne per SWIFT protokolą, ar SEPA protokolą, bet per Bitcoin protokolą, jau to žmonės nematys, bet aš manau, kad didelė tikimybė, kad kaip atsirado internetas ir jisai sujungė iki tol egzistavusius informacijos sklaidos protokolus, tai radijas, televizija, laiškai, telegramos, telefonas ir viso tai pakeitė tuos use cases internetas ir kad daug kūrė. Kai dabar yra daugybė finansinių tinklų, finansinių protokolų, aš manau, kad ateityje visus juos sujungs ir pakeis vienas Bitcoin protokolas, kurio pagalba bus įgyvendinami ir visi dabar egzistuojantys use cases ir tokie, kurių dabar net neegzistuoja, kartais net nesugalvoja. Iš tikrųjų, žinot, aš turiu eilę klausimų, bet aš manau, didžiausia vertė būtų, jeigu iš auditorijos mes išgirstumėm klausimų, užduotų tai, kas šiandieną rūpi jum. Nes iš tikrųjų, kalbant apie fintechą, tai yra labai specifinė. Iš pirmo žvilgsnio turbūt atrodanti be galo sudėtingas sritis, bet visi dalykai, kurie atrodo sudėtingi, pradeda daryti iš prie gaunasi. Aš tikrai norėčiau atverti duris ir mikrofoną perduoti tam, kas turi kažkokį konkretų klausimą. Ir idėją, kurią norėčiau užsakyti. Čia yra atstovų, matau, kurie kūrė tradicinės core bankingo sistemas. Ar nebijote ateinančių startuolių, gal galite atsakyti klausimą šią tarybą? Tradicinės ir naujos bankinės sistemas irgi labai įdomus dalykas. Iš tiesų, kaip minėjau, specifinė tema fintechas. Ar šičia dar mes turime žmonių, kurie dirba fintecho startuoliai? Gal yra tokių, kurių startuolių, kurių mes net nežinom, norėtume papasakoti savo istorijas. Ok, ne. Tada, aš prašau. Klausimą, mikrofoną, galbūt ne visi žino, kas yra fintechas. Ką apima? Aš iš šitą klausimą irgi nenoriu atsakinėti. Ok, nes iš tikrųjų mes, kaip žiūrime į fintechą ir kai aš minėjau, kad mes akcentuojamės į tas kompanijas, į tuos startuolius, kurie yra iš fintech srities, ką mes turim galvoje. Tai pavardinsiu burtažodžius, kurie iš tikrųjų apibrėžia tą visą fintechą. Tai artificial intelligence, cryptocurrency, cybersecurity, biometrics, big data, augmented reality, virtual reality, netgi tai, nes tai gali būti taikoma
finansų rinkoje, kaip virtualus asistentas, kaip augmented reality, nežinau, įsivaizduokit, ateinat į branchą ir apsidairot branchą ir matot kažkokį asistentą, prie kurio prieinat, galit užduoti klausimą, arba gauti tam tikrą informaciją, arba pasimti numerėlį eilės, ko irgi neturėtų šiaip būti. Tai visos šitos sritis papuola po fintech ir aš turbūt dar ne viską išvardinau, bandau prisiminti Internet of Things, Natural Language Processing. Visos šios sritis mūsų požiūriu, jos papuola būtent į tą fintech apibrėžimą ir tie startuoliai, kurie iš šitų sričių yra, galima juos drąsiai vadinti fintechiniais startuoliais. Iš tiesų dar labai ačiū šitą pastabą, ne pastabą, iš tiesų patikslinimą, nes fintechas nėra kažkokia tai konkreti technologija. Tai iš esmės yra gyvenimo sritis, kurioje galima taikyti eilę naujų technologijų ir labai daug naujų netikėtų dalykų ateina į mūsų gyvenimą. Vadinant dar ir Mindaugai tave, mano konferencijoje labai gerą pavyzdį išgirdau apie fintechą iš draudimo srities. Tarp kitko, iš draudimo kompanijų čia yra atstovų turbūt nėra ir tarp kitko šis rytis būtų taip pat labai įdomi fintech prasme. Tai pavyzdys toks, čia iš Amerikos. Reiškia, dantų šepetukas su specialiu čipsu, kuris perduoda duomenis, kiek tu laiko valaisi dantis. Draudimo kompanija. Ir draudimo kompanija kiekvieną mėnesį suskaičiuoja draudiminę įmoką. Reiškia, kiek tu turi mokėti už tai, kad tu kiek laiko valaisi tos dantis. Dabar čia vienas iš tokių pavyzdžių, tai man labai džiugu, kad čia bankai buvo paminėti ir ypatingai Lietuvoje, truputėlį bankai, mes pastebėjom, kad žiūri į fintech sritį atsargiai. Tačiau labai džiugu, kad, pavyzdžiui, penktadienį mūsų bendrame dideliame susitikime Finansų ministerijoje vis tik buvo nemažai bankų atstovų ir išreiškė labai didelį susidomėjimą būtent fintech pramonės plėtra Lietuvoje. Dar ką aš noriu paminėti, ir čia kolega sakė, kad čia viešasis sektorius niekada nebus pirmesnis negu kad pramonė, bet aš noriu pasidžiaugti vienu, kad dažniausiai Lietuvoje tai būna ir kai kuriuose valstybėse tai būna, kad pirmiau išgirsti Briuselį, kas vyksta ir tada, gal čia ta idėja būtų gerai pritaikyti Lietuvoje. Dabar aš pasižiūrėjau, mes apie fintech jau šnekam praktiškai taip intensyviai, pusę metų intensyviai. O Briuselį, mano Financial Services Committee susitikime, ES svarstys apie fintech pramonės situaciją ES lapkričio mėnesį. Tai irgi atrodo, kad mes jau turėsim ką šnekėti, turėsim ką pasakyti ir tikrai aš tapau fintech pramonės plėtros Lietuvoje entuziazmu jau pernai rudenį, pradėjom intensyviai domėtis ir tikrai mes matom, kad ir mūsų ambasadoriai užsienyje, ir verslininkai, kad jie po platų į pasaulį važinėja, kad šalia lietuviškų sūrių, šalia biotechnologijų, šalia lazerių, fintech pramonės plėtra Lietuvoje irgi įsirašys ir įskleista žinia, kad fintech ekosistema Lietuvoje yra labai patraukli. Aš tiesiog galiu pareplikuoti, jeigu kalbame apie draudimą, tai dabar yra buzzwordas InsurTech. Jeigu kas sekat hashtagus, tai InsurTech is the most trending one. Tai čia juokais, bet aš tai labai paprastai pasižiūrėčiau, bet ką jūs galite pritaikyti, bet kokią technologinę finansų sektoriui, ką Darius išminėjo, tai yra fintech. Fintechas buzzwordas, po kuriuo ten hashtagų pakabinu. Jeigu jūs tą pačią technologiją, blockchain, turbūt, kad ir paminė bitcoinus, jeigu taip konkrečiau pasižiūrėti, pritaikysime draudimui, tai tada bus InsurTechas, nes tą patį daiktą galima taikyti ten ir ten. Tai aš turbūt iš buzzwordo apibrėžimo perspektyvos skaičiau technologiją nesvarbu, kur jūs ją taikyti. Jeigu jūs bankui surasit, sukursit įdomų žaidimą,